toks biškį, išeisim kaip po koncerto, tai simfoninio. Jeigu dabar išeis į tylą, tai spengtų, kažkoks man čia. Gal čia kažkur. Nematomi dalykai, kurie mus visus valdo, man įdomi, ta mistika, paslaptis, tokie man visi šitie dalykai įdomus. Tai kaip ir pasidalinau su Simona, jinai pamatė tą, ką aš darau su plokštelėm, nes man norisi visiems sužadėti kažkaip moterį, viską, tai aš šiandien padarau, kažką parodau. Jinai sako, o, aš galiu nufotografuoti, padėlioti, nesakau, jinai kitą dalį prisidėjo. Ir taip kartu tai padarėm, bet kas, labiausiai žavi, kas tai yra, tai kad visą tai už mus jau padaryta, mums tai reikia atlikti savo darbą. Čia kaip ir mums reikia paruošti žemę, įdėti sėklą, o visa kita jau yra. Tai va čia su šitais dalykais mes tai viso šito rankom linijų nepaišėm, nieko čia nedarėm, visa tai jau yra. Ir jie yra kiekvieną dieną, kiekviename garse, mes tai kiekvieną dieną girdime, ta prasme, netgi šitoj patalpoj šitas yra. Taip, šiandien atidarome Simonos ir Tomo nuostabią parodą. Simona ir Tomas yra mūsų bendruomenės kaip ir kaimynai, kaip ir šviesuoliai, tai jie gyvena Kelmų kaime, tai čia yra, Kelmų kaimas čia yra gal kokie 3 kilometrai. Aš labai džiaugiuosi iš tiesų, kad susipažinau su Tomu ir kad iš tiesų, kaip Paulius pasakė, šviesuolis, tai tikrai šviesuolis, nes ta paroda, tie darbai tokie skaidrus, tokie, atrodo, semėsi žmogus iš aplinkos, iš gamtos, pastebi tokius dalykus, kur, kai aš, kaip pavyzdžiui, nepastebiu, bet kaip vakar jau tos parodos, tą pačią pradžią pamačiau, kai buvo viskas sušviesta, tai man iš karto tokia nuostaba, kaip ekranai šviečiantis, tokie dalykai gali būti iš gamtos, pastebėti ir perkelti į meno kūrinius. Tai aš labai iš tiesų sužavėtas ir labai džiaugiuosi. Taip pat džiaugiuosi, kad visi susirinko ir gali pasimėgauti Bebrų akademijai tokiais nuostabiais darbais. Šitas negesina vibracijų, virštas minkštas, jisai toks. Mažas žingsnis į tą nežinomybę, tarsi nežinomybės man truputį tapo daugiau žinoma, bet padidėjo ir nežinomybė. Ir tas kelias veda, kaip ir tos plokštelės, aš gali dėlioti formatą, kad ir milijardinį. Tas kelias veda į begalybę ir tik didėja, ir tik platėja, ir tik didėja, ir siūlyčiau visiems žingsniuoti. Bet panašus buvo. Ir jeigu tą pirštą padėjus va čia šone, maudomės pramogoje kiekvieną dieną, tik to nepasakėm, turim dvi rankas, kojos, esam. Jeigu dar esi sveikas, tai jau daugiau nieko norėti ir nereikia.
smuikelį irgi turi. Jau sužinojau. Nu, nelabai. Nebandai to iššaukti tų smuikelių. Bandžiau panašiai. Bandai. Bet iš tikrųjų mes bandėm tą patį plokštelę cypinį ir garsą laiko šiek tiek stuktelį ir po to atrodo nubrėžti ir atrodo jau nieko nebus austi ir Jo, šitas su mažu smyčiu. Mes bandėm ant kibiro, nupjovėm dugną plastmasinio, įtempėm šiukšlių maišo ploną tą plėvelę, uždėjom ant garsiakalbio ir apačioj garsus leidom, tai ten gali ir mikrofoną paimti ir šaukti praktiškai. Ir tada informuoja ir operos solistai, jie išgauna visai neblogų formų. Ta prasme irgi Jo, gaunasi. tas budistų om išgauna tobulą apskritimą. Kas išgaudo dabar? Budistų om.